Kokia tvarka vertinami pasiūlymai, kai naudojamas elektroninis aukcionas? Pirmiausia, nagrinėjama, ar gauti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Nagrinėjama, ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir ar tiekėjai pirkimo komisijos prašymu pateikė raštiškus tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus, jeigu buvo prašoma. Toliau nagrinėjama, ar tiekėjai pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tais atvejais, kai jinai yra vertinama, ir taip pat ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kai kvalifikacija yra vertinama. Tik toliau yra vykdomas elektroninis aukcionas. Uždarius elektroninį aukcioną, pagal jo rezultatus įvertinami pasiūlymai. Nagrinėjama pakartotinai, ar nebuvo pasiūlytos per didelės perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos, ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Sudaroma pasiūlymo eilė ir nustatomas laimėjęs pasiūlymas. Kaip pasirinkti elektroninio aukciono vykdymui? Įprastai vykdoma pirkimo sąlygų dalis, kuri reglamentuoja pasiūlymų vertinimą, papildoma nuostatomis dėl elektroninio aukciono vykdymo. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje turi būti sukonfigūruojami elektroninio aukciono parametrai.